Ožiukai akimirkai pritilo, o paskui, kad prasidėjo, vyriausiasis ėmė kitiems nurodinėti, ką ir kaip daryti tokiu greičiu, kad vilkas net nespėjo susivokti. Nenoriukas iš baimės taip spiegė, jog nedorėliui galva sprogo. Kai būsimasis roko muzikantas Rokiukas dar įsijungė stiprintuvą, iš visų jėgų kirto per stygas, vilkui ne tik ausys užgulė, bet ir dantys ėmė barškėti. Ketvirtasis smalsiukas, televizijos mėgėjas, įsijautęs į didvyrio rolę, tučtuojau griebė telefoną ir surinko skubios pagalbos telefoną 112. Labą dieną. Aš čia skambina. Kas atsitiko? Vilkas užpuolė. Tuoj pat siunčiame policiją. Atsiliepusiam pareigūnui nurodė adresą, kuriuo reikėtų atvykti, ir trumpai papasakojo, kas atsitiko. Šeštasis ožiukas nenoramas susirado virvę ir vilkui surišo kojas. Tik mažiausia ožkytė pasislėpė ir baikščiai stebėjo grumtynes. Po kelių minučių atvyko pagalba. Vienas pareigūnas čiupo nusikaltėlį vilką ir pradėjo auklėti. O čia ir parėjo mama Ožka. Kitas. Taip, kitas pareigūnas pamokė būti visiems ožiukams atidiems ir nepažįstamiems durų neatidarinėti, o mamai nepalikinėti mažų vaikų vienų. Išauklėtas vilkas tapo savanoriu ir mielai padėdavo visiems. Susidraugavo ožiukai ir visi draugiškai gyveno su vilku. O jūs, vaikai, ar žinote skubios pagalbos telefoną? Taigi, koks jis yra? O ar galėtumėte nesuklysdami pasakyti savo vardą, pavardę ir tikslų adresą? Šaunuoliai! Tai gal ir žinote, kaip reikia elgtis, kai likus vieniems namuose atsitinka nelaimė?